Laida Veidai pristato Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės narį, buvusį specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės Palangos vandenys direktorių Vitalių Bernardą Litvaitį. Taigi, gerbiamas Vitaliau, gal pradėkime truputį pažinti nuo jūsų asmeninio gyvenimo, kaip jūs atsiradot Palangoj, kaip susijo jūsų gyvenimas su Palangos vandenimis, nes jūs tenai padarėte pakankamai daug žmonėms, nuo jūsų darbo priklausė, manau, ir vandens kokybė ir visa kita, Jeigu pradėt ekskursą į tolimesnę praeitį, prisimint vaikystę, ji buvo gana sunkoka. Nes 44 metais mes gyvenom nedidelį ūkelį, tėvai turėjo Lietuvos Vokietijos pasienyje. 44 metais, kada Raudonoji armija išvystė puolimą Vokietijos armiją, vokiečiai tikėjosi sustabdyti dar frontą prie savo sienos. Ir mūsų visus ten vietos gyventojus, tai yra Vilkaviškio apskrities gyventojus, iškėlė, išvarė į Vokietiją. Mes atsidūrėm gana toli Vokietijoje. Kada grįžom, ten nieko nebuvo. Likęs tik tai buvo pamatai pastatų ir šulinys. Beje, šulinys ir dabar yra. Nes labai šaltinis, labai geras kolūkį gyvulius girdydavo. Ir grįžom, kaip sako, kaip stovi. Ir tas gyvenimas pradžia buvo labai sunki, nes nebuvo nei ką valgyti, nei ko apsirengti. Laukai, mūsų tas ūkelis dar buvo lyg ir negalima net dirbti. Dar buvo vietomis ne visai išrankiotos minos, pavojinga, neleido valdžia. Tai paskui ir ilgus metus vargom. Pasidėjau paskui jau lyg tai pradėjau savo 5 hektarų 60 arų tėvas dirbti, bet tada prasidėjo kolektyvizacija į kolūkį ir vėl viskas iš naujo ir aš ganiau kolūkio karves, mama dirbo melžėja ir aš labai jau sunkiai. Žodžiu, kaip ir visiems, turbūt jūsų gyvenimas irgi nebuvo rožėmis klotas iš pradžių. Žinoma, taip. Ir gana vėlokai mokytis, nes vėlai pradėjau eiti į mokyklą, nors aš skaityti pradėjau jau taip normaliai skaityti knygas, būdamas 5 metų. Dar vokiečių metais, kur kaime kokią knygelę nugrėbęs, aš taip pat temdavau namo, o kas neleisdavo, tai prašydavo, kad vietoj leistų perskaityti. Tai vis tiek buvot vienas iš turbūt pirmųjų tokių, mokančių skaityti tais laikais. Sunku pasakyti, nes brolis, jis vyresnis, jis pradėjo eiti į mokyklą, išmoko skaityti ir aš tuo pačiu metu su juo. Taip jau išėjo. Ir mokykloje mokiausi labai gerai, bet buvo tam tikri nesusipratimai su mokyklos administracija, būtent dėl komjaunimo. Kadangi negalėjau, aš buvau klasė vyriausias, niekaip nepavyko įkurti komjaunimo organizaciją. Kažkodėl direktorius, jaunas vaikinas tik tai grįžęs iš kariuomenės, jis buvo įsitikinęs kažkodėl, kad tai aš kaltas, dėl mano kaltės negali tą organizaciją įkurti. Ir mane visai gąsdindavo, atvažiuodavo iš Kazlų Rūdos rajonas, ten buvo komjaunimo komiteto ir tie laikai tokie neramus. Ir reikėdavo eiti 5-6 kilometrus į mokyklą, kaime. Mokykla dirbo 2 pamainom. Tai išeidavo labai anksti ryte arba jeigu kita pamaina grįžti vakare. Tai klausimas, ar galėjai pasiekti namus. Bet ir šito nebuvo galima pasakyti tiems komjaunuoliams, kad būtent dėl tokios situacijos. Aš neturėjau jokių ypatingų politinių įsitikinimų ar šokų ar kitokių, kaip ir tėvai, jie buvo neturtingi, jie neįtin raštingi, taip kad jiems irgi nelabai rūpėjo tai visi politiniai klausimai. Taip, kad kada aš baigiau 7 klases, 7 mokykloje, man buvo keliai toliau uždaryti, nes aš norėjau stoti į kultūros technikumą, bibliotekininkystę studijuoti, kada reikėjo charakteristiką ir reikėjo švietimo skyriaus rajono rekomendacijos.
Jie paskaitė mano charakteristiką ir sakė niekur. Ir net mane nepriėmė tada į vidurinę, nes Tai nebuvo. kas tai charakteristikoje buvo parašyta? Ten aš dabar neatsimenu, kadangi, ką ten vaikystės metais. Tik aš tiek žinau, kad rašė taip, kaip iš pradžių labai gyrė, kad gabus, kaip sakant, turi autoritetą ir taip toliau, bet tokie žodžiai, kurie man įstrigo, tai čia jau pažodžiai. Antitarybiškai nusiteikęs, toks buvo sakinys, ir jau charakteristika užsibaigė sakiniu. Mokykloje nepageidautinas asmuo. Gerai, o kokia sistema buvo, reiškia, kaip vandentikis buvo išvystytas tuo metu? Nu, ką ten kalbėti, tada dirbau ištisus metus vienas gręžinys, o vasarą dar vienas, antras. Ir tik tai. Nes ir gyventojai buvo žymiai mažiau turbūt. Taip, žymiai mažiau, buvo šuliniai, žmonės iš primieso tinklų nelabai buvo, norėdavo jungtis. O tuo labiau nuotekas pasijungti, bet paskui supratau, kad viskas tas yra patogu ir pradėjau jau tiesiog didinti abonentų. Aš prisimenu pirmąją ataskaitą, kurią aš pasirašiau, reiškia, parduota vandens, tai aš dabar atsimenu tą skaičių per metus 160 000 kubinių metrų. Kubinių metrų per metus. O tą patį kiekį 80 metais per savaitę. 89, Taip, o buvo 99? O 99 vėl trečdaliu mažiau. Tik trečdalis liko, 2 trečdaliais mažiau. Bet galima sakyti, kad nuo jūsų atėjimo, reiškia, Palangoje išsivystė vandentikis, toks rimtesnis, normalus vandentikis, taip? Nu, Sistema. jis vargu ar buvo susijęs su to, kad aš atėjau. Tiesiog toks buvo laikotarpis, kada vandentikis labai gaudė nemažas investicijas valstybinės ir jis pradėjo vystyti, žinoma. Labai aktyviai, klodavo daug tinklų, ten jau kilometrais per kiekvienais metais. Ir, žinoma, tada buvo... Kada aš pradėjau dirbti, gal vandentikio buvo kokie 4-5 kilometrai tinklų. O jau kada kūrė atskirą įmonę 71 metais, jau žinoma, tų tinklų buvo kažkur tai 80 kilometrų. O įdomu, kiek dabar jų yra? Dabar yra daugiau kaip virš 100 kilometrų. Tiek vandentikio, apie 110 kilometrų maždaug. Tiek pat ir nutekynų tinklų. Tai gal galim truputėlį grįžti ir jau šiuolaikinę, reiškia, iš šias dienas vis tiek finansavimas buvo žymiai mažesnis paskutiniais metais jums dirbant, vadovaujant vandentikiui, bet ir su tokiu finansavimu jūs vis tiek sugebėjote pastatyti ir nugeležinimo stotį, ir vandens valymo įrenginius, ar ne? Nu, žinoma, nuotekų valymo įrenginiai, tai jau jie buvo pradėti statyti 90, turbūt pirmais metais, ar 90, netgi gal 89 pati pradžia. Ir toliau jau iki 94 metų buvo pastatytas mechaninis valymas ir čia buvo viskas, finansavimas buvo valstybės bet sąskaita. Kiek atsimenu, turbūt labai strigo tas finansavimas ir tikrai buvo sunku. Nu, taip, bet būdavo, tais laikais pakankamai biudžetas atsiskaitydavo. Nebūdavo problemus, daugiau problema būdavo, kad tais pinigus įsisavint. Nes būdavo labai negerai, jeigu lieka neišnaudoti pinigai, tada labai irgi bardavo. Bet paskui jau biologinį valymą, tai čia, žinoma, aš galiu šiek tiek ir pasigirti, reikėjo nemažai dėta rūpesčių ir reikėjo nuovokos, kad gaut pinigus iš Farės. Gal reikia žiūrovam trumpai paaiškinti, kas tai yra, reiškia, biologinis ir kas tai yra mechaninis valymas. Nu, mechaninis valymas tai yra paprasčiausiai nuotekos yra tam tikrą laiką išbūna talpose, jos nusėda ir išeina taip iš pirmo žvilgsnio skaidrios, bet yra ištirpusio biologinių medžiagų.
daug. O jau biologinis valymas, čia yra sudėtingesnis, jau ten ištisas procesas ir cheminiai, ir biologiniai vykstas, reiškia, reakcijos ir tada veisiamos specialios bakterijos, joms reikia daug deguonies ir jos visą, reiškia, tą, kas yra nešvarumas, jos sunaudoja. Kaip maistai, paskui jos pačios žūsta, sukrenta. Bet kuriuo atveju, reiškia, anksčiau, kai buvo tik tai mechaninio valymo įrenginiai veikia, vis tiek vandenį išleisdavot jūrą, ar ne? Ne visai valyta, reiškia, ne visiškai. O dabar jau išleidžia žymiai švaresnį vandenį. Taip, iš pradžių leidom iš viso nevalytą. Nuo 70, kada jau ten prie Būtingės pradėjom leisti vandenį 70 metais. Ir iki 94 metų buvo praktiškai visai nevalytas. Reiškia, buvo teršiama jūra. Teršiama jūra ir jos jūra tiesiog būdavo matosi nuo kranto, kiek akys užmato juoda toj vietoj. Ir tai, aš sakydavau visiems, tai, kad pliažuose įbridus jūrą jausdavos toks dumblėlis ant dugno, po kojų minkštas. Tai sakydavau, tai yra mūsų jau čia kaltė. 100% mūsų, kadangi tas dumblas yra tas, būtent vyksta tie biologiniai procesai jūroje ir visas tas nešvarumai, kurie valymo įrenginiuose įsiskiria ir jie jau, reiškia, utilizuojami, o ten viskas tam pačiam vandenį. O paskui mechaninis valymas, jis apvalo nešvarumus maždaug 40%. Geriausiu atveju 50%. Tai jeigu jau labai gerai viskas vyksta. O jau biologinis valymas apvalo 95–96%. Tai taip, kad tie 5%, jie paskui patekę į baseiną, jūrą mūsų atveju, jie jau paskui apsivalo savaime be žalos gamtai. Jau nesijaučia iš karto, reiškia. Nu taip, ir daugelis rajonų, miestų, kurie vėliau, kada jau nustojo finansavimas arba sumažėjo valstybinės finansavimas, imdavo paskolas ir statydavo iš paskolų. Ir toliau čia yra labai daug. Ir, reiškia, rajonų, miestų. Ir toliau, reiškia, jie dabar kaip yra, kaip ir pririšti prie to. Ir reikia tuos paskolos grąžinti dar su palūkanom bankinės. O Palangoje taip kažkaip taip pavyko į laiku sužinoti apie ES skiriamas lėšas gamtosaugai, tą vadinamą FARE programą. Nu ir maždaug apie 2 metai aktyvių derybų ir mes gavom 1,2 milijonų eurų. Tuo laiku euras buvo labai aukšta valiuta, kažkur tai buvo netgi pačioj pradžioj 5 litai 1 euras. Taip, kad yra nemažos sumas ir galėjom pastatyti valymo įrenginius, biologinių valymo įrenginius, pakankamai modernios. Tai užteko tų pinigų? Užteko tų pinigų. Iš pradžių dar buvo tam tikras įdirbis ir iš biudžeto, bet paskui sustojo. Ir buvo toks pasirinkimas, jeigu nebūtume sugebėję į FARE kišenę įlysti ES. Tada būtų reikėję, žinoma, jau ko gero imti paskolas. Tai natūralu dabar, kokia situacija buvo tuo metu Lietuvoje kitose miestuose? Ar visi, ar turėjo ir didieji miestai tokias biologinių valymo įrenginius? Nu, buvo, kai tada irgi tuo laiku, kai Palanga statė, masiškai statys, bet kaip minėjau, tai daugiausia buvo iš paskolų. Alytus rekonstravo paskolas ir Šilalė, žinau, ir Vilnius iš dalies irgi iš paskolų. Tai šiandien jau visi miestai turi. Taip, Klaipėda irgi statys iš paskolų. O mums, reiškia, niekas nekainavo. Nereikėjo grąžinti nei paskolų, nes FARE pinigai tai yra dovana. Nu ir kaip tik 2000 metų išvakarėse sutikom 2000 metus, būtent su
naujais biologiniais įrenginiais, biologinio valymo. Ir pastatėm stelas akmeninės, kurių centrinėje užrašyta. Ten 2000 metai Palangos dovana Baltijai. Nes tada toks devizas buvo pasirinktas prieš valymo įrenginių vartus. Jos gana meniškos stelos, kairioji stela, tai kas finansavo, skyrė lėšas, tai yra herbas Lietuvos Respublikos vyriausybė, reiškia Lietuvos herbas, Palangos savivaldybė, nes šiek tiek ir jie prisidėjo, nu, gal daugiau simboliškai, ten kažkur 100 su kažkiek tai tūkstančių, bet dalyvavo. Bet kaip Palangai turbūt irgi nemažai. Taip, kaip tada Palanga buvo bagota irgi, turėdavo. Ir Farė. Jos Farė logotipas. Centriniai tai tik tiek, kad buvo, kad tas devizas iškaltas 2000 metai Lietuvos Palangos dovana Baltijai ir, žinoma, Palangos vandeniu. Dešinioji stela tai tos firmos, kurios projektavo, statė. Tai yra mies projektas, tai yra Panevėžio statybos trestas, kurie pastatė. Ir tos stelos, jos gana taip yra, sakyčiau, kaip skulptūra. Jos labai gana išvaizdžios yra. Pono Vitalijaus Litvaičio nuopelnai palangiškiams atsispindi ir jam dovanotų paveikslų kolekcijoje, išdėstytoje visuose 3 buto kambariuose. Palangos vandentikių įmonė, dar savo senuoju pavadinimu, buvo teritorinė vandentikių kanalizacijos valdyboje. 6 metus iš eilės buvo organizuojami Lietuvos Respublikos tapytojų plenerai. Jų buvo 6. Ir atvažiuodavo dailininkai, dirbdavo įvairiai, galėdavom priimti iki 10 menininkų. Jie 2 savaitės, kartais 3 savaitės, čia pagal tai, kaip dailininkai turėdavo laiko. Ir jie dirbdavo, tapydavo peizažus ir po vieną paveikslą dovanodavo. Ir dabar Palangos vandenyse yra 99 tapybos kūriniai. Yra keletą kartų organizuotos parodos Palangoje, jie buvo parodyti visuomeniai. Nu ir susidraugaudavo su menininkais ir kaip taisyklė kiekvienam plenere padovanodavo vieną kitą paveikslą. Jūs palangiškiams ir visai Palangai padarėte dar vieną gerą darbą. Pastatėte, jūsų dėka pastatyta nugeležinimo įrenginių stotis. Tai gal trumpai apie tai. Palangos vanduo taip aplamai nebuvo iš pačių blogiausių, tačiau labai daug geležies, pakankamai daug, ir čia turbūt daug ką aiškiai nereikia, visi prisimena, kaip būdavo, kad kai atsokė čiaupą ir kartais gana rudokas tas vanduo. Ir žinoma, kad aš dirbau Palangos vandenų direktorium, dažniausiai, kai priimta, visą nepasitenkinimą išreiškė vartotojai direktoriai. Ir kokio aš tik skambučių neprisiklausydavom. Man vieną kartą netgi prisimenu, toks buvo skambutis. Viena mama sako, aš įkišau vaiką į vonę ir išmaudyti, ištraukiau, kaip būčiau pramaganatė. Kaip čia, kada vienas įkta baigsis ta betvarkė. Nu, aš tik tai, žinoma, priimu, kad tai yra mūsų vandens tiekėjų kaltė, bet taip norės jai pasakyti, o kodėl į tą vonę reikia kišti, jeigu matai, kad vanduo nešvarus, nu, tai tą vaiką nereikėtų maudyti, nu, bet visokių situacijų būna. Ir seniai galvojom apie geležies šalinimo įrenginių statybą, buvo suprojektuota, paskui valstybinio finansavimo nebuvo, tačiau jau kada šiais laikais atsirado naujos technologijos. Atsivėrė vakarų technologijos, kurios yra žymiai pigesnės, labai nebrangi statyba ir pakankamai stabilius rezultatas. Ir taip mes ir pasirinkom uždarus filtrus. Čia yra
švedų technologiją ir pastatėm iš bendrovės lėšų. Tada, prisimenu, svarstė miesto valdyba, aš pasiūliau, kad galima, jeigu man valdyba mums pritarė idėjai, kad reikėtų statyti, o tai mes skaičiavom, kad kažkur tai apie 2,5 milijonus, tokios lėšas mes galim sukaupti per 2-3 metus. Ir toks pritarimas buvo. Ir pradėjom atsidarėm depozitų sąskaitą ir ten lėšas kaupt. Ir, žinoma, tiek nekainavo. Kainavo kažkur tai apie 2 milijonus, nepilnai. Ir geležies šalinimo įrenginiai buvo pastatyti. Jie palyginant labai greitai, per metus laiko, daug ką darbų mes darėm tiesiog savo jėgomis. Ir tuo labiau, kad darbai konkursiniai buvo, tai dar atpinga, kada yra konkursas, konkursai skelbiami, kada dalyvauja kelios firmos, tai kiekviena vis nori tą darbą gauti ir tada gausi, kaip sakant, minimaliausios sąnaudos. Ir geležies šalinimo įrenginiai pastatyta. Pagal visą technologiją, reikalavimus, rezultatas turėjo pasirodyti maždaug pusę metų vandens tekėjimas. Tačiau rezultatas beveik momentaliai. Per 2 savaitės iškart vandens kokybė pasikeitė tiesiog kardinaliai. Reiškia, įrenginiai gerai dirbo. Įrenginiai gerai dirbo. Ir tada pirmiausia baigėsi tie visi skambučiai nepatenkinti. Ir maždaug per metus laiko buvo 3 skambučiai padėkos. Tik tai. Nu, čia dėkoti ir nėra ko, juk tai yra mūsų darbas, mūsų pareiga šitą daryti. Bet svarbiausia, kad jeigu jau nėra priekaištų, tai reiškia viskas gerai. 3 buvo paskambinusios visos 3 moterys, tarp kitko. Tai viena irgi maudė savo vaikus. Matyt. Ir viena tik taip, tokį žodžius, ten visi jie buvo anonimiški, žinoma, aš ten nelabai klausinėjau, kas ir netaip jau čia labai svarbu. Tik prisimenu, vienas buvo pasakymas, kad jūs ne tik tai žadat, bet ir padarot. Tai toks man buvo labai malonu, žinoma, reikia pasakyti toks. Nu ir dar prieš pat išeinant iš savo darbo posto, dar suspėjom padaryti ir šventosios. Nu, tokia pat sistema, tokia pat kaip ir Palangos, tik tai mažesnis variantas keletą kartų. Tai tiek ir dabar. Iš savo lėšų, reiškia? Iš savo lėšų, taip. Tai galima sakyti, kad palangiškiai dabar geria turbūt švarų ir sveiką vandenį. Taip, galima taip. Taip. Buvo, kada mes pastatėm, dar Lietuvoje labai nedaug kur buvo vanduo gerinamas. Tai Palangoje tai buvo laikoma, kad tai yra skaniausias vanduo. Bet dabar jau daug kur yra Lietuvoje pristatyta, bet irgi dauguma darosi iš paskolų. Kodėl? Palangos vandenų yra didelis įstatinis kapitalas. Reiškia, nekilnojimo turtas yra didelis, per didelis šiems laikams, dabartiniam vartojimui. Bet tai čia nieko nepadarys, yra toks, koks yra. Ir nuo jų, reiškia, atsiskaito vadinamieji amortizaciniai atskaitimai. Tam tikra lėšos, kurios yra būtent atnaujinimui, technologijų atkūrimui, remontams ir taip toliau. Tada, kada daug turtų, daug yra skaitimų. Tai tie būtent tai, kad jų daug mums leido ir tuos pinigus ir sukaupt. Žinoma, tai nėra, iš kitos pusės yra neparanku vartotojams, nes tos lėšos jau vienai savikaina. Jos atskaičiuojamos visų vartotojų sąskaita vėlgi. Taip, kad dabar geriau būtų, nors jau užkonservuota yra keli milijonai to turto sumažinta, kaip sakant, užkonservuoto turto neskaičiuojama amortizacija. Ir tas užkonservavimas leido šiais metais, praėjusius metus, 2001 metus, baigti su nedėliu, bet pelnu. Na, tikriausiai jūsų darbiniai rūpesčiai nepalieka ir šiandien, kadangi dabar esate Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės narys. Tai gal trumpai papasakokit, ką jūs šiandien ir veikiate toj asociacijai. Nu, asociacijos atstovauja asociacijos tarybos nariai yra bendrovių, firmų, įmonių vadovai. Ir kai aš buvau
Palangos vandenų direktorius, aš buvau vandens tiekėjų asociacijos tarybos narys. Buvau keletą kadencijų prezidiumo narys vandens tiekėjų asociacijos. Nu, pagal savo darbo stažą aš buvau, kaip kolegos juokdavosi, patriarchas vandentiekio. Aš buvau vyriausias, daugiausiai, ilgiausiai išdirbęs, nes su tais, kurie pradėjau anksčiau, kiti netgi ir kartu arba šiek tiek vėliau pradėjom dirbti, jų dėl vienokų ar kitokų priežasčių nebeliko. Iš tų buvau aš pats vyriausias. Tai kiek iš visų metų jūs jau skyrėt vandentiekiui? 38 metus ir 25 dienas. Ir dienas suskaičiavot. Taip. Nu ir tada yra tokia pagal asociacijos statutą, yra tokia kategorija narių kaip garbėjais nariai. Ir tada buvo man maloniai nustebintas, kai jis pasiūlė visiems prezidentas, kad suteikti tą garbėjais narių vardą. Na, nieko ten ypatinga, tik aš turiu teisę dalyvauti visose priemonėse asociacijos. Tarybos posėdžiuose ir suvažiavimus, ir su balso teisė, kaip sakant, toks. Nu, čia yra tiesiog pagarbos, sakyčiau, išreiškimas. Tokie garbos nariai vandens tiekėjų asociacijų iš kažkur tai apie 50 iš visų narių yra 2. Buvęs pirmasis asociacijos prezidentas, kuris įkūrė asociaciją. Na ir nelabai seniai ir man. Taip, bet turbūt vis tiek čia jūs dar padedate išspręsti ir kai kurias kitas problemas, jeigu reikia jūsų, patarimo ar kažką panašaus dėl vandentiekio, sistemų. Nu, stengiuosi tiek, kol dar yra išlikusi informacija, bet žinot, tie dalykai yra gęstančios švytuoklės principų. Mažėja informacija ir jau aš tada taip jau aktyviai nebegali dalyvauti tuos reiškinius, nes ateina nauji dokumentai, apie kuriuos nežinai, kada jau atitolęs. Tai kol dar jaučiu, kad aš ten galiu būti arba esu naudingas, tol aktyviai ir dalyvauju. O vėliau, nu kągi, vien tik statisto, nu gal tik tiek, kad padalyvauti. Na ir pakalbėkime apie kitą jūsų nuopelną Palangai ir palangiškiams. Jūsų dėka Botanikos parke priešais grafo Tiškevičiaus rūmus Gintaro muziejus stovi Laiminančio Kristaus skulptūra. Jūs taip pat neseniai pastatėt ir jūsų iniciatyva pastatytas paminklas Basanavičiui. Kaip jūs sugeneravot tas idėjas? Kaip jums kilo idėja pastatyti pirmą paminklą, kuris dar stovi Basanavičiaus gatvėje? Trumpai apie tai. Nu, paprasčiausia, laiminant Kristų, tai kai prasidėjo atgimimo laikai, mane ta neteisybė kažkaip tai užgavo. Stovėjo ten paminklas ir jį nuvertė. Nors padori valstybė jokius paminklus neverčia, negriauna. Kas jau yra, tas yra, jeigu jau padaryta. O pas mus pasielgta barbariškai tiesiog. Tai vandalai Romą nusiaubė sąmoningai tam, kad neliktų. Na ir tada buvo dar atgimimo laikais, ten nebuvo Lietuvos net nepriklausomybės, buvo visuotinis susirinkimas kino teatre Naglis. Ir aš ten pirmą kartą sakiau mintį, kad o kodėl mums nebandyt atstatyti tą, kas yra sunaikinta. Nu ir visai žmonės priėmė tą atitinkamą ovacijom. Aš jau iš tą supratau kaip įpareigojimą ir pradėjau tą darbą. Jis vyko, tai darbas beveik 4 metus, nes iš pradžių ieškojom, buvo įvairiausios informaciją surinkti, buvo mintys, kad tai yra Torvaldseno kūrinys. Tada buvo vykdomo komiteto pirmininkas Plodžius, aš pas jį kreipiausi, prašydamas, kad paruošiau raštą anglų kalboje, kad jis pasirašytų ir užklaustų, kadangi Kopenhagoje yra Torvaldseno muziejus. Nusiuntėm nuotraukas, kad jie patvirtintų arba paneigtų, nes jeigu patvirtintų, tai būtų labai nesunkiai būtų galima gauti iš jų tos skulptūros
nuotraukas, aprašymus, nu, kaip sakant, visas normaliai. Atėjau muziejaus labai greitai, gavom atsakymą, kad tai yra ne Torvaldseno kūrinys. Ir jie atsiuntė nuotrauką, būtent Torvaldseno Laiminčio Kristaus nuotrauką. Žinoma, jau akivaizdu, kad tai visiškai nepanašus. Nu, tada buvo įvairiausių minčių, kad galbūt reikėtų vargu ar Kristus ten turėtų būti, galbūt dar kažką. Bet galutinai vis tik svarstė netgi taryboje šį klausimą, nutarė, kad jeigu jau jis sunaikintas, o jeigu taip pat aš ir paklausiau, o jeigu jis būtų, tai ką mes griautume? Negriautume, reiškia, jis būtų ten, kam patinka ar nepatinka. Todėl mūsų būtų tokia, kad jį atstatyt tokį, kokį buvo. O irgi ypatingai sunkiai nebuvo jį atkurt, nes labai daug nuotraukų. Visi Palangoje fotografuodavosi būtent prie Laiminčio Kristaus. Ir pagal žmogaus ūgį, ten jo santykiai su rūmais, iš tam tikro atstumo, reiškia, labai nesunku nustatyti vietą, iš kurios fotografuota. Ir nustatyti jo gabaritus, o visa kita. Aišku, nu ir pradėjom kurti. Labai tas darbas ėjo pakankamai nesunkiai, buvo sudaryta komisija, kuri koordinuodavo, tai komisijos pirmininkas buvo miesto vyriausias architektas, aš buvau pavaduotojas, bet man buvo visas tas darbas. Tai žinoma labai sunkino tai, kad tuo laiku prasidėjo ta patys infliacijos sūkurys. Ir pinigus kur nors surenki, ar kokio tai būdu suaukoja, jau kitą dieną iš tų pinigų lieka trečdalis, o kartais ir dar mažiau. Taip kad, nu, bet padarėm. Bet o dabar galima sakyti, kad tai yra autentiškai atkurtas, kadangi vis tiek brėžinių neturėjot, jūs darėte iš nuotraukų. Ko gero, tai yra vis tiek sunkiau negu iš brėžinių. Taip, matot, jau to Kristaus dabar autorius yra Žirgulis, tas Žirgulis, skulptorius iš Kauno. Jis buvo tik pagal buvusį, bet nėra originalo atlieja ar kopija netgi. O jis yra sukurtas tik pagal. Jo yra pati skulptūros nuotaika, pačios visas rankų mostas, visa kita taip kaip ir buvo originalė, bet tai jau yra autorinis darbas. Ir Žirgulių, reiškia, tai būtent Žirgulių darbas yra. Nu, paskui kažkaip tai patiko su tom skulptūrom žaisti. Ir aš praėjusį laidoje, kaip sakiau, kad 3, pasiūlė ne 3, o 5, jeigu skaičiuoti ir stelas prie valymo įrenginių. Antroji, tai buvo prie Palangos vandenų prieigose, yra pastatyta Klaipėdos skulptoriaus Gintaro Jankaus versmė. Yra irgi normali akmeninė skulptūra baseine, tai buvo antroji. Trečioji buvo stelos prie valymo įrenginių. Praėjusiais metais Basnaičiaus gatvėje profesoriaus Alaizo Toleikio vėjas. Nu ir visai neseniai Basanavičius. Ir kaip jūs sakėte anksčiau, turbūt ne paskutinė, reiškia, jūsų tas ta iniciatyva. Tikrai ne paskutinė, kadangi netrukus dar vieną, ko gero, gal mėnesio ar 2 mėnesių bėgiai tikrai dar vieną skulptūrą atidengsim. Bet sakykite, iš kur pas jūs tiek yra stiprybės, tiek valios, kadangi pinigų dabar šiais laikais tam dalykui gauti yra labai sunku. Nu, žinoma, aš tik tiek pasakysiu, kad norint ką nors padaryti ir siekiant, kad padaryt, o ne galvot, kaip čia nepadaryt, žinoma, galima, daug ką galima padaryti. Ir kaip Basnaičiui, žinoma, čia ne mano nuopelnas, kaip ponas Gabrėnas, išdrįso nueit pas Lubį, tiesiog paprašyti. Duokit pinigų Basnaičiui pastatyti. Na, žinoma, atstovavo politinių kalinių tremtinių sąjungą. Nu ir be žodžių, kiek paprašė, tiek ir gavom. Ir tų pinigų pakako. Pastatėme Basnaičius, man, pavyzdžiui, tai jis tikrai, kad gana kaip meno kūrinys malonus ir Palangai, žinoma, Basnaičiaus trūko. Na ir gal paskutinis toks klausimas apie jūsų laisvalaikį. Aišku, jo dabar yra daugiau, be abejo. Gal papasakokit, ką mėgstat veikti laisvalaikiu, koks užsiėmimas ar panašiai. Nu, žinot, tas laisvalaikis,
Tik tai kažkodėl man jo nedaug, ko trūksta to laisvalaikio. Tai jo, turiu draugą, tai su draugu iš ryto atsikeliam 6 valandą, einam pasivaikščiot. Nu, paskui pasikvieskit, parodykit. Turai, ateik. Šeimos narį dar vieną. Nu, pakelk galvą. Ko tu dabar čia taip? Tai kiek amžiaus tam draugui? Draugas yra metai 2 mėnesiai. Jaunas dar. Ir geras šunelis, Geras. paklusnus. Nu, čia yra auksaspalvių retrieverių veislė, tai yra vadinamas kilmingas šuo. Ir jie garsūs tuo, kad jie yra patys taikiausi šunys, kokie yra žinomi. Sėsk. O anksčiau turėjot panašų šunį? Ne. Tai dabar jau reiškia dar viena Atvirai kalbant, tai yra šitas šuo yra iš mano išėjimo iš darbo rezultatas. Dovana. Taip. Šuniukas buvo mažytis. Šunelis, nu į ką, taip pat ir draugaujamės. Na kągi, tada visų žiūrovų vardu aš noriu padėkoti Jums už gražų interviu ir toliau gerų kūrybinių minčių. Ačiū Jums.